Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė ir džiaugiuosi šiandien vėl turėdama svečią savo improvizuotoje studijoje ir šalia mane sėdi Šarūnė Lynikaitė arba Šarūnė Ly. Šarūnė yra sertifikuota rebefingo, terapinio kvėpavimo ir dvasinio kvėpavimo praktikė. Šių technikų Šarūnė mokėsi pas meistrę Dalią Beatą Kasmauskaitę. Šarūnė veda individualias ir grupinės sąmoningo kvėpavimo sesijas. Tai Šarūnė, sveika atvykusi. Sveika, Justina. Ir visų pirma noriu paklausti, kodėl kvėpavimas ir tiesiog kaip atsidūrei čia, kur dabar esi, pasidalink. Kvėpavimas yra gyvenimas. Sakoma, kaip kvėpuoji, taip gyveni, arba kaip gyveni, taip kvėpuoji. Kvėpavimas suteikia labai daug energijos, žvalumo, lengvumo pojūtį. Išmoko atsipalaiduoti, paleisti, nebelaikyti to, ko mums nebereikia. Tiesiog nebesinešioti tų bulvių maišų ant nugarų ir šiaip ant savo fizinio kūno. Atpalaiduoja labai daug stresų, nerimo, paleidžia senus įspaudus ir svarbiausia yra tai, kad suteikia labai daug energijos. Ko tikrai dabartiniam žmogui labai trūksta, manau. Energijos tikrai niekada nebūna per daug. Aha, o dar labai man smalsu išgirsti, kaip tu atsidūrei, kaip patapai kvėpavimo praktikę, nes žinau, kad prieš tai dirbai visai su tuo nesusijusiu darbą ir iš visai kitos srities atėjai, tai kaip įvyko ta transformacija, pasidalink šiek tiek. Netikėtai. Tikrai netikėtai, prieš 2 metus tiesiog patekau pas pasaulinio lygio gurų meistrą Dan Brule į jo savaitgalinį seminarą. Tuo metu jau nežinodama, kur aš einu, nežinodama, ką aš ten patirsiu, neturėjau iš viso jokių lūkesčių. Ir būtent ten aš sutikau savo kitą mokytoją žmogų, pas kurį aš prakvėpavau 10 individualių sesijų. Ir kai jau baiginėjau individualias sesijas, Dalia Beata Kasmauskaitė paskelbė metų rebeferių kursus. Ir aš tiesiog į juos nuėjau su tą mintim, kad man patiko kvėpuoti ir aš galvojau, kad aš ten tiesiog gausiu labai daug naudingos informacijos savo pačios kvėpavimui. Ir baigėsi tuo, kad aš turiu sertifikatą ir šiuo metu vedu pati individualias ir grupinės sąmoningo kvėpavimo sesijas. Super. O ar gali pasidalinti šiek tiek, nes žinau, kad kiekvienas žmogus, kuris veikia iš viso širdies, daro tai, kas pirmiausia jam pačiam labai padėjo ir tu irgi dalinėsi, kad pradėjai nuo to. Pradėjai dėl to, kad tau pačiai tai labai veikia, tai ir gali pasidalinti, kaip tai pakeitė tave, kas tavyje įvyko tada, kai pradėjai kvėpuoti. Kai pradėjau kvėpuoti, pirmiausia pajutau laisvės pojūtį. Pirmiausia pajutau, kad aš galiu atsipalaiduoti vis labiau ir labiau, kad aš turiu vis daugiau ir daugiau energijos, kad aš turiu svajonės, kad aš turiu norus, kad aš kažką tai galiu daryti daugiau negu kad šiuo metu veikiu. Ir kad rezultate galiu netgi padėti kitiems pasiekti tai, ko jie patys nori pasiekti. Tai turbūt čia yra svarbiausi dalykai. Sąmoningas kvėpavimas tikrai keičia žmonių gyvenimus, jisai pakeitė mano. Ir tikiu, kad pakeičia bet kurio žmogaus, kuris pradeda kvėpuoti sąmoningai, tai yra stebėti savo kvėpavimą. Labai man smalsu pamatyti, kaip vyksta tas sąmoningas kvėpavimas, tai jeigu jums irgi kyla noras sužinoti daugiau apie Šarūnę galite rasti jos Facebooko puslapyje Lašo jėga ir gyvai galite ją pamatyti. Artimiausias renginys yra balandžio 3 dieną, sekmadienį, Baltojo lotoso namuose Antakalnyje. Tai Lašo jėga Facebooko puslapyje matysite visą informaciją, kaip užsiregistruoti ir kaip sudalyvauti. O aš dabar noriu paprašyti Šarūnės, kad jau dabar mums parodytų, kągi dabar galim daryti, jeigu negalim sulaukti tos balandžio 3, tai gal gali mums parodyti, šiek tiek praskleisti tą uždangą, kaip vyksta tas kvėpavimo užsiėmimas ir parodyti kažkokį pratimą. Yra labai daug kvėpavimo pratimų, kuriuos galima daryti kiekvieną dieną, esant bet kur. Pagrindinis kvėpavimo pratimas, kuris patinka man,
Tai yra, jisai suteikia daugiau energijos, žvalumo iš ryto ir, tarkim, dienos bėgyje nuima stresus. Tai vadinasi 20 įkvėpimų. Jis yra labai paprastas, tik tai reikia tiesiog nepamiršti skaičiuoti. Tai yra 4 trumpi ir 1 ilgas įkvėpimas ir iškvėpimas per nosį. Atrodo maždaug taip. Tai aš dabar noriu pakviesti, kad mes visi kartu padarytumėm, Šarūnė ves mums rodys kelią, o mes padarykim ir tiesiog patirkim, kas vyksta per tos 20 įkvėpimų. Gerai, pradedam. Aha. Viskas jau 20? Taip. Aha. Ir kiek tokių, ar 20 ir užsibaigia, ar daryti daugiau? 20 yra vienas didelis ratas, moterim patartina daryti apie 60 įkvėpimų, tai yra 3 ratai po 20, o vyrams apie 5 ratus, tai būtų apie 100 tokių įkvėpimų. Aha, ir dar noriu pasiklausti, tiesiog jaučiu, kad man apsvaigo galva vėl darant šį pratimą, tai ir jeigu kažkas iš žiūrinčių irgi turi kažkokį fizinį pojūtį, tai noriu tiesiog paklausti, ar tai normalu, ar tai reiškia, kad kažką aš dariau ne taip, ar kaip turėčiau tai reaguoti. Viskas yra normalu. Taip. Dažniausiai žmogus nekvėpuoja taip giliai ir intensyviai dienos bėgyje. Bendrai paėmus žmogus naudoja apie 1/3 savo plaučių tūrio, kas yra tikrai labai mažai, mes tiesiog neišnaudojam visą savo potencialą. Ir sąmoningas kvėpavimas daro tai, kad jisai praplečia dar ir plaučių tūrį. Ir va, tokiu kvėpavimo pratimų metu gali sveikti galva, gali atsirasti kažkoks tai tirpimas lyg ir kūne. Ir tai yra normalu, todėl kad mes gaunam tiesiog automatiškai daugiau deguonies ir medžiagų apykaita pradeda greičiau vykti ir todėl yra tokie pojūčiai. Bet kvėpuojant reguliariai, tai išnyksta ir žmogus laikui bėgant nepatiria nieko panašaus. Yra vilties, žodžiu. Taip, yra vilties. Super. Aha. Šarūnė, dar noriu paklausti, tu mokaisi pas mane visatos dėsnių programų, tai tiesiog gal gali pasidalinti, ką tau tai davė, tas žinojimas ir ką taikai dabar savo gyvenime ir tiesiog savo įspūdžiais. Ačiū, Justina, kad pasidalinai šitais traukos dėsniais. Jie man paliko didelį įspūdį, aš juos naudoju savo kasdienybėje, pritaikau savo sesijų metu ir kasdienybėje naudoju pratimus, todėl kad tai yra ne tik praktika, bet tu davei labai daug pratimų, kurie man buvo labai naudingi. Vienas iš jų yra daug dalykų pernešti ant visatos pečių, tai reiškia, kad aš tiesiog mokiausi atiduoti savo vargus, ar kitaip sakant, kažkokius tai dienos įvykius perkrauti ant visatos pečių, suvokiant, kad nebūtinai aš turiu visą tai nešti pati, nebūtinai aš turiu visą tai pati padaryti. Tai tiesiog, pavyzdžiui, ruošdamas į sesijai, aš susirašau, ką man reikia padaryti, ten susirasti muziką, pagalvoju, kiek žmonių norėčiau, kad ateitų, kokį pratimą duoti, kokia tema galėtų būti. Tai dažniausiai visą tai surašau visgi visatos stulpelėje, nieko nepasilikdama savo stulpelėje. Dažniausiai pamirštuką parašau ir patikrinu tik tai po. Ir kada pasižiūriu iš perspektyvos, viskas atsitinka taip, kaip parašau, todėl kad tai tikrai veikia. Ir mokausi kiekvieną kartą vis aiškiau ir aiškiau formuluoti ir aiškiau žinoti, ko aš noriu, ko siekiu. Ir taip
kiekvienas renginys arba kiekvienas įvykis užrašytas tokiu būdu tampa vis geresnis, kažkuo efektingesnis, naudingesnis kitiems žmonėms ir man pačiai. Svarbu tiksliai formuluoti, nes viskas, ko mes norim ir ką užrašom, išsipildo. Super. Tai jaučiu, kad mūsų pokalbis eina į pabaigą ir tiesiog noriu paklausti, ar turi pabaigai kažkokią mintį, kuo dar norėtum pasidalinti su mano žiūrovais. Turiu prašymą niekur neskubėti, eiti žingsnis po žingsnio, lašas po lašo, todėl kad tik mažai žingsneliais užtikrintai žygiuojant į priekį mes neįsime daug toliau. Ir kadangi sąmoningas kvėpavimas visgi nėra filosofija, o yra tik praktika, tai reiškia, kad mums reikia praktikuotis. Kiekvienas žmogus, kiekvieną dieną, jeigu praktikuotų, jisai padarytų daug daugiau, jisai sužinotų daug daugiau, jisai atrastų daug daugiau, kalbu ne tik apie sąmoningą kvėpavimą, bet apie bet kokią kitą praktiką, jogos, ten, sportą, bet kokį kitą. Jeigu jis nori išugdyti kažkokį tai savyje dalyką, jis tai turėtų tai daryti kiekvieną dieną. Ir japonai turi labai įdomų metodą, kuris vadinasi Kaizen metodas ir tai, kitaip sakant, tai yra metodas apie 1 minutę. Sakoma, kad jeigu 1 minutę kiekvieną dieną darysi tą patį veiksmą, jisai taps įpročiu. O įpročiai mūsų charakterį formuoja, o charakteris lemia mūsų ateitį. Tai, kad dar kartą mažai žingsneliais, lašas po lašo, kiekvieną dieną ir tikrai turėsim visi kažkokių tai vienokio ir kitokio rezultatų. Super, praktikuoti kiekvieną dieną, visiškai pritariu. Ir Šarūne, ačiū labai, kad buvai. Noriu labai paprašyti jūsų, kad pasidalintumėt savo įspūdžiais, ką jums davė ši informacija, ką išgirdot, ką pajautėt padarę pratimą ir šį praktinį užsiėmimą, palikit komentarą, parašykit mums žinutę. Ir dar noriu taip labai moteriškai pasakyti, kad jeigu mes jums gražiai atrodom, tai norim nusiųsti linkėjimus siuvyklėlė.lt Eglei, kuri mus taip papuošė.